sėdžiu šiandien ir galvoju, kokio velnio mes vyrai laukiam, kad viskas sugriūtų, tam, kad pradėtume kažką dėl to daryti. Kai mašinai kažkokią lemputę užsidega, einam, tikrinam mašiną, taisom, dažniausiai, ne visada. Kai kažkam atsitinka kažkas, einam, padedam, irgi ne visada, dažniausiai. Tačiau kai tai liečia sveikatą ar santykius vyro, asmens, sakykim, kaip aš per savo perspektyvą kalbu, kokio velnio dasilaukiam finišo, kad gyvenimas atsitrenktų sieną į veidą, sustabdytų ir tada pradėtume aiškintis, kodėl taip įvyko. Kodėl mes negalim išgirsti iš karto, kai mums yra sakoma.